Sveiki, tai antra serija Rade. Ir šiame Rade video aš jums parodysiu, kaip padaryti lėkštę jūsų stalui per kalėdas. Tai reikės folijos, žirklių, pirštų, tai yra rankų ir pastangų. Pradėkime. Išsikarpame iš folijos gabaliuką, kokio jums reikėtų. Kokio dydžio jūs norėtumėte lėkštės, aišku. Aš tai parodysiu, kokią aš išsikirpau. Tai dabar labai nefainas garsas, aš tai žinau. Dabar sulenkiam per pus. Tada dar per pus ir dar per pus. Va. Dabar kas mums išėjo, tada perlenkiam šitus galčius ir parodysiu, kas išeis. Štai kas mums išėjo, tada taip sulenkinėjom šitus dalykus. Štai tokia lėkštutė mums išėjo. Ir ją galima įdėti, ko jūs tik norėsite. Pavyzdžiui, galite įdėti šieną, popkornų, obuolių. Štai kas mums išėjo šiandieną. Ir ačiū už, kad žiūrėjote. Labai jūs myliu, su šventėm ir sveikinu. Tikiuosi atsimenate, ką darėme praeitą kartą. O jei ne, aš jums parodysiu.